Labas vakaras. LKL pusfinalį tarp Klaipėdos Neptūno ir Utenos Juventus komandų paženklino galimas rasizmo atvejis. Uteniškiai apkaltino Martyną Pacevičių, kad šis po rungtynių įžeidinėjo Juventus amerikietį Maxwellą Lewisą. Neptūno žaidėjas tai vadina išsigalvojimu. Galimą rasizmo atvejį LKL vadovybė ėmėsi tirti. Emocijų kupinas LKL pusfinalis tarp Neptūno ir Juventus komandų kyla į dar aukštesnį lygį dėl galimo rasizmo atvejo. Po Klaipėdos klubui pergalingų trečiųjų rungtynių Utenos klubas apkaltino Neptūno kapitoną Martyną Pacevičių, esą šis po mačo eidamas į rūbinę koridoriuje užgauliojo Juventus lyderį amerikietį Maxwellą Lewisą. Tačiau ką kas kam pasakė, neatskleidžia. Emocijos, įtampa ir kovos dėl pergalių niekada negali tapti pasiteisinimu žeminantiems, diskriminuojantiems ir rasistiniams pasisakymams. Tokiam elgesiui nėra ir negali būti vietos nei sporte, nei visuomenėje. Uteniškiai plačiau komentuoti šią situaciją atsisako, esą visą turimą medžiagą nusiuntė Lietuvos krepšinio lygai. Neptūno klubas kaltinimus rasizmu vadina prasimanytais. Plačiau papasakoti, ar kilo koks konfliktas su Juventus amerikiečiu ir kas nutiko komandoms einant į rūbines, nenori ir Pacevičius. Tačiau krepšininko paaiškinimą cituoja Klaipėdos klubas. Jokių rasistiškų užgauliojimų replikų iš mano pusės nebuvo ir drąsiai galiu pasakyti, kad tai yra mano vardo niekinimas. Noriu pabrėžti, kad į situaciją reaguoju labai rimtai ir mąstau imtis teisinių veiksmų prieš Utenos Juventus organizaciją ir jo žaidėją Maxwellą Lewisą dėl šmeižto. Gavęs Juventus klubo oficialų skundą, tyrimą dėl galimo rasistinio elgesio Lewiso atžvilgių pradėjo Lietuvos krepšinio lyga. Tačiau lyga nuo išsamesnio situacijos komentavimo susilaiko, iki kol bus ištirtas incidentas. Šiuo metu LKL renka informaciją ir paaiškinimus iš incidente minimų asmenų bei kitų rungtynių dalyvių. Taip pat analizuoja turimą vaizdo ir garso medžiagą bei kitus tyrimui reikšmingus duomenis. Rasizmo apraiškos nėra dažnos Lietuvos krepšinėje, ypač kai išpuolio epicentre atsiduria du skirtingų komandų žaidėjai. Dažniau įžeidžiančiomis replikomis dėl odos spalvos, rasės ar tautybės nesusilaikydavo komandų sirgaliai. Štai prieš 2 metus Žalgirio fanų kandžios skanduotės buvo nukreiptos Kauno merui Visvaldui Matijošaičiui. Tuo metu Ryto fanų skanduotės buvo nukreiptos prieš Wolves krepšininkus. Klubai sulaukdavo kelių tūkstančių eurų piniginių baudų. Šiemet LKL irgi primena, kad netoleruos panašių fanų veiksmų. Lyga laikosi nulinės tolerancijos politikos bet kokioms rasizmo, diskriminacijos, neapykantos kurstymo ar žmogaus orumą žeminančio elgesio apraiškoms. Su kuo Žalgiris kovos dėl LKL titulo gali paaiškėti jau rytoj po 4. pusfinalio serijos rungtynių tarp Juventus ir Neptūno. Uteniškiai serijoje pirmauja 2-1.